Tautvydas pamilo Ugnę, Ugnė Tautvydą. Ir jūs atėjote į bažnyčią, kad palaiminčiau jūsų santuoką ir per gyvenimą eitumėte meilės vedami. Kur begyvensite, ką beveiksite, visi džiaugsis ir aplinkui. Džiaugsiuos aš, kad jūsų santuoką palaiminau, džiaugsis jūsų tėvai, artimieji, kad sakys, kaip jie vienas kitą myli. Nieko naujo priesaikų neprisieksite. Per gyvenimą eiti ir mylėti. Pakęsti viską, kad Dievas duos. Tai ir bus priesaika. Metais, gegužės 14 dieną, Labanoro bažnyčioje kunigas Jurgis Kazlauskas palaimino santuoką, kur susituokė Tautvydas Stundžia ir Ugnė Ivanauskaitė. Santuokos numeris jūsų mūsų archyve yra 2. Būkit laimingi. Šiandien yra jūsų bendro gyvenimo knygos pirmas, baltas, švarus ir naujas lapas. Rašykit ją širdim ir puoselėkit meilę. Jeigu suklysit, išplėškite blogus lapus, rašykite iš naujo. Rašykite savo knygą taip, kad prabėgus daugelį metų galėtumėt didžiuotis ją. Kaip šiandienos oras. Truputį giedra, truputį lyja, jo, bet kuo mažiau, kad būtų liūdėsio ašarų, kad kuo daugiau būtų džiaugsmo lietaus, ne? O kunigas jau pakvietė jūsų krikštynos vaiką. Taip. Neišsisuksit. Sveikinam. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų. Būkit laimingi ne tik pirmuosius vedybinio gyvenimo metus, pirmuosius žingsnius žengdami. Būkit laimingi ir tada, kai jūsų smilkinius papuoš sidabro gijos, kai pirmosios raukšlelės keis veido bruožus. Lai šis židinys, lyg maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką, santarvę, šilumą jūsų šeimoje. Norėčiau išgirsti jūsų plojimus šitai naujai, gražiai, didžiuliai šeimai.
metu jaunieji turi užkurti savo šeimos židinį, o visi artimieji gali pakurstyti, padėti ją įsiliepsnoti ir niekada neužgesti, melsdami gintaro dulkes ir tardami šiltus žodžius.